Tęsėme siužetų ciklą, kaip Vantos lapas praleido vasarą. Didžiausią įspūdį mums ir man paliko Liepos mėnesį organizuojama Vantos lapas pirčių ekspedicija aplink Lietuvą, kuris startavo Liepos 6 dieną ir buvo skirta Lietuvos valstybiniai šventei, minint pirmojo ir vienintelio Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnacijai paminėti. Apie visas ekspedicijos dienas jau pasakojome praėjusiose laidose ir jas galite matyti Vantos lapas YouTube kanale. Šiandien jau galime pasidžiaugti tikrai vykusiu projektu ir apie tai byloja ne tik mūsų emocijos, bet ir skaičiai. O jie labai svarbus. Visą Lietuvą apvažiavo 8 pirtininkai, 2 mobilios pirtis ir 2 lengvieji automobiliai. Pirties kiemą įkūrėme 7 miestuose – Vilniuje, Druskininkuose, Tauragėje, Gargžduose, Mažeikiuose, Rokiškyje ir Ignalinoje. Nuvažiavome 1200 km ir tik vieną kartelį pradūrėme padangą. Vien kelyje prabuvome 15 valandų. 28 valandas pirtinome, pasakojome apie lietuvišką pirtį ir masažavome. Ekspedicijos metu prisijungė dar 7 pirtis bei 1 kubilas. Net 36 pirtininkai padėjo ir prisidėjo prie ekspedicijos darbų. Per 7 dienas pirtinome ir masažavome apie 1500 žmonių. Vau, sunku patikėti, skaičiai tiesiog įspūdingi. Edmundai, ekspedicija baigėsi. Dar nesibaig, dar pusę valandos ekspedicijos turim. Galim skaičiuoti viščiukus? Tužoką paskaičiavau, kad vienoj pirtelėje, va šitoj, va, konkrečiai toj rudoj, per mūsų ekspediciją pabuvoja 310 žmonių. 310. Vienoj. Tai vadinės, mes vien tik tais per savo pirtelės apie 600 praleidom. Taip. Vaizduoja, kaip mes laimingų žmonių padarėm Lietuvoje. Toks buvo tikslas padaryti visus laimingus. Toks Jūratė Gyra sakė, kad žmonės užmiršo žodį nemokamai ir gerai. Kad nemokamai ir gerai nedėra. Dera. Netgi labai. Taip, tai mes svarbiausia ekspedicijos visi dalyviai gyvi, sveiki, atlaikėm. Pavargę, bet labai patenkinti. Nes, Edmundai, prisipažinkim, kad tokį iššūkį mes neturėjom. Dar savaitę važiuoti aplink Lietuvą, perti, kalbėti ir viską daryti gerai. Žinau, aš tai skaitau, kad tai yra mano labiausiai nusisekusios atostogos. Prisipažinsime, nebuvo lengva. Kaupiamasis nuovargis ypač pasireiškė paskutinę dieną. Nieko jie nepavargė. Jie lygiai tokie patys kaip aš, nors aš miegau lovoje, jie visą savaitę, aš nežinau, kur jūs miegojote. Mes visur miegojom, kas kur galėjom. Ir pirtyse, ir balapinėse, ir mūsų geri žmonės priglausdavo, įvairiausių variantų buvo, ir šalom, ir buvo per karštą, kandavo odai. Oi, mes galim knygą parašyti apie mūsų ekspediciją. Sauliau, supranti, kad dabar aš tave kalbinu. Taip, nes dabar tu esi talismanas. Taip, talismanas kalbinu, jau nebe talismaną, nes jo, ekspedicija baigėsi ir mes vis dėlto turim pailsėti. Kaip gaila. Ar ekspedicija baigėsi man? Ne, negaila. Turi kažkada baigtis, negali kažkas tęstis be galo, be krašto, nes tada jau atsibos. Kaip ir visur yra tam tikras saikas. Tu kažką padarė, jautiesi nuveikęs, kaip ir žemėlapyje. Apvažiavom ratą ir dabar aš sakysiu, dabar važiuojam dar ratą, arba važiuojam dabar atgal tuo pačiu maršrutu. Ne, tai viskas aišku, galvoje susidėlio, visus failus sutvarko ir ruošiamės kitai ekspedicijai. Žmonės turi pasiilgti, prisiminti, suvirškinti tai, ką mes papasakom ir labai simboliškai dar, kad tas maršrutas Lietuvos formos aš pastebėjau. Taip, mes aplinkui Lietuvą važiuojam. Kaip jaučiasi kiti ekspedicijos nariai? Ar dar liko jėgų grįžti namo? Na, dabar galvoju. Šiek tiek liko namo grįžti, vis dėlto liko. Nes reikia ten grįžti, aš jau jų pasiilgau. Bet aišku, kad daug čia jėgų palikom toje ekspedicijai. Tu praktiškai buvai tas energizeris mūsų visų pirčių ir jau kur tavęs visur buvo pilna. Iš tikrųjų, visą savaitę išlaikyti tokį tempą aš neįsivaizduoju, ką reikia vartoti, iš kur gauni energijos. Turbūt iš gamtos man duota ta energija ir šiandieną toks biški cirkas buvo, kažkaip tai jauni vaikinai sako, kiek jų metų, taip prikibo prie manęs. Gal, pasakysiu ir pasakiau jie, tau negali būti ir jie pradėjo ploti, sako, va, kaip reikia, kur reikia tų metų, kad būtų, jaunas žmogus būtų. Jie tiesiog tikrai buvo apšalę, aišku, man ne 80, negalvokit. Bet netoli.
netoli. Taip, nes laikas praleistas pirtyje neskaičiuojamas į gyvenimo trukmę. Taip. Tai va pažiūrėk, kad žmonės, ką daro pirtis. Savaitę pavažinėjai, kokie 15 metų nusimetė. Nusibraukė, taip. Vantos lapas pirčių ekspedicija aplink Lietuvą turėjo ir kilnių tikslų – populiarinti lietuvišką pirtį, lepinti miestelėnus ir kaimelėnus skanių teisingų garu, supažindinti su vietinėmis pirtimis ir profesionaliais pirtininkais, pakviesti pirties mylėtojus į lietuviškos pirties bičiulių draugiją ir pristatyti save – Vantos lapą. Šitos ekspedicijos tikslas yra propaguoti sveiką, gražią pirtį, nes pirtis tai yra grožio ir sveikatos šaltinis, tik ją reikia teisingai priimti, nereikia ten daryti labai karštos, reikia tikrinti save, kiek gali pakelti, kad nepakenkti, nes ir sveikatos klausimai turi būti pirmoji vieta. Todėl, kad daugelis ateina vyresnio amžiaus, nes gydytojai jų nebepagydo, bet sako, pirtis jos visus išgydo. Didžiausią atpildą po savo sunkaus darbo gauname, matydami rausvus jūsų veidus bei spindinčias akis ir girdėdami padėkos žodžius. Pirtis nemokamos, tikrai nemokamos, bet mes gaunam tokias energijos pliūpsnį, tokį malonumą, bent aš gavau, kada išeina, šypsosi ir kartoja tą patį žmonės, kad patyrė tai, ko dar nebuvo patyrę. Tai labai yra malonu iš jų girdėti ir linkiu sekantiem pratęsti visą šitą dalyką ir galbūt jis įsiplės į didesnį judėjimą, nes, kaip supratau, tai pradėjo žmonės labai domėtis, netgi kiti kalba, rinksim parašus, sakau, jo, rinkit parašus, kad jūsų savivaldos viršininkai kažkur tai kviestų mus. Geras jausmas, kai supranti, kad tai, ką darai, yra įdomu ne tik tau. Ekspedicija sulaukė didžiulio pirtininkų bendruomenės palaikymo bei pagalbos ieškant tinkamos vietos pirties kiemo įrengimui, nemokamai pirtinant ir masažuojant visus norinčius. Jei ne jūs, tai kasdienis darbas pirtise 7 dienas per savaitę būtų tiesiog misija neįmanoma. Nuoširdžiai dėkojame ekspedicijos ambasadoriams ir rėmėjams, labai vertiname jūsų gerumą, nes be jūsų pagalbos mūsų misija būtų tiesiog nepavykusi. Vaidotai, simboliška, 20 valandų mes baigėme ekspediciją. Ir ką tu išėjai iš pirties, parodyk savo rankas. O, brolytė. Atidirbom. Taip, iš tikrųjų puikios, nepakartojamos, fantastiškos 7 dienos buvo praleistos pirtyje su įvairių miestų, su 7 miestų gyventojais, kurie atėjo pas mus į pirtį, atėjo palaikyti ekspediciją su pirtim apie Lietuvą, kurią organizavo Vantos lapas. Iš ties puikus įvykis pirmą kartą Lietuvoje ir būdamas šitos visos ekspedicijos dalyviu, aš be galo džiaugiuosi, prisidėjęs prie šitos kompanijos ir pirmas blynas tikrai neprisvilo. Begalės patenkintų lankytojų miestuose pasitikdavo mūsų druska, duona ir plojimais ir šūkčiavimais ir vantų mojavimais, kiekvienam mieste vis kitaip. Tai iš tikrųjų tai yra puiki ekspedicija, kuri, manau, tikrai privalomės ją kartot kitais metais ir vėl vykti. Aš va tą pačią mintį dabar reikėjau, kad turim pakartot. Taip, ekspediciją turim kartot ir kitais metais atvyksime į jūsų miestą. Laukite. Šou must go on. Postscriptum, ar stebėjote mūsų kelionę? Neduodavo naktim mėgot, pim, visi krisdavo žinutės, jūsų nuotraukos, nervuodavo, kaip jums ten fainai yra. Tiesiog, nes kodėl nesu kartu.